Wolverinai iš karto taip? Ar čia traderis? Kartą Wolverine? Gerai, palaukit, parodysiu matau TikToką vėliau. Today we're excited to debut a new look at the game. To set the stage, Wolverine is in a race against time to rescue a group of kidnapped mutants before they're shipped off to parts unknown by Tai panašiai kaip per Spider-Maną, kai pabėgo mutantai, reikėjo sučiupti. However, Logan quickly discovers he isn't the only mutant attempting to save them. Let's take a look. No. Loganai, oi biškė bižėlės pitukas. See if we can find the one that got away. Biškis Snukis. Blemas Snukis kaip vieną aktorių primena iš The Boys, kur yra tas blogietis paskutinį seriją buvo su juodu kostiumu. Gal net tas pats aktorius iš tikrųjų ir balsas panašus labai. Nu, šoks, ne? Jo. Brutal. Jesus fucking me. Okay. Stealthas, bet toks brutalus stealthas. Nice, it's nice. Nu, kaip ant stogo užšoks tiesiog. Būtų kiet... Ai, gerai, pro čia. Bliam, būtų kietai ant stogo taip su šitais tavo klos užlipt. Boom! Ai, na. Matosi tasai Spider-Man'o stilius, Insomniako. Kaip dodžas, paprasti tie, jau čirperiai yra. Kiek laiko kraujas nusivalo? A, žiūrėkit, pradinginėja ir švarutis. Ok, truputį parkūro. Vai gražiai padaryta animacija. Išgelbėsi mutantus. Smagu bus žaisti Insomniako žaidimo, po to, kai Spider-Man'as yra family friendly. Ai, žiūrėjo šita. Telekinesis. Atsimenu jos vardo. Ir mažai X-Men žiūrėjęs. Sakai Reda, ne? Ai, ne, kad pas Capcomą geresnis, tai žinok, aš tikiu. Daugiau ant to dirbė, žinai. Jie pirmą įma tokį brutalų žaidimą. R-rated. Davai biški parodo kažką. Bam. Kai combo attacks, yra kažkoks jautis, noriu pažiūrėti, kaip tą panaudoja. Blema. Bandau suprast, ką jaučiu, žinokit. Nes žiūriu, viskas kaip ir kietai atrodo, bet aš matau kaip... Bet jie nėra blogai. Matau tą patį gameplay'ų, kaip atrodo Spider-Man'ą, žinai. Čia kaip prašauna netgi nugarai, kaip matos. Ai, čia net collabin galima taip. 3T įsijungi Rage Mode kažkokį. Ar gyvybės jam atsistato, kai damage daro. Bent jau atrodė.
Blemba, kad tik drivinimą būtų padarę normaliai. Nors jeigu čia taip momentais, tai gal ir nėra skirtumo labai. Nors įdomu, kaip traversint reikia, kaip už Loganą. Labai weird atrodo, ne kaip 20-20 šitų geimo. Net kaip dėmesio kažkaip labai. Na, tipo, atrodo, nu, ne ką prasčiau, bet ir ne ką geriau negu Bondas, žinai, dabar. Nežinau, kad PS žabas tai nebuvo, kad jautės labai. Bet ir, tasme, jie išdirbs, tasme, čia dabar toj stadijai, žinai, pusės metų, kai išžydama. Optimizuoja, tipo, pačiam gale labiausiai ten viską jau. Yeah. Ai, tipo, jis gali jaučiu power kažkokią panaudoti, kad susigražinti elfo. Blemba, žinokit, turėtų smagiai žaistis. Aš manau. Final Destination type shit. Aišku, čia cutscenai, čia tikrai, nu čia nebent quick actions reikės paspausti. Ne, pilnas actionas šiaip. Smagiai turėt. Jis neturės replayability labai, aš manau. Bet kaip praeiti, tai tikrai turėtų būti labai smagus. O, Sauron Ziegas. Let's get you guys out of here. Are you a superhero? Lock it. Nepranešiau DC tiesa. Ne, tiek. Nu, ką manot? Taip nice, aš nemanau, kad jie sufailins. Aš nemanau, kad tai bus. Nežinau, ar bus Game of the Year. Manau, kad jie gerai padarys, ką daro, bet nemanau, kad čia bus belekas breathtaking. Nors aišku, nu va, šiaip nice atrodo. Ta visa, jie superherojai, ta matolis tai 100%, žinai, biškai jaučia tokį stajaką mini. Ypač kai jis pražės tas visus Marvel filmus. September 15, pala mes jau turėjom išleidimo datą, ne? Jau turėjom, man atrodo, kad čia nepaskelbė dabar. Neaktualu. Marvel Tacon. Ai, blėt, tas žaidimas. Tas žaidimas, kur bus proga, pažaisiu, bet kad pirkti, tai nepirksiu. Prepare to face the supreme master of the pugilistic art, the Duke of Get Your Dukes Up. Apie šitą jau šnekėjom. Čia naujas Mortal Kombat visų tų Street Fighter vibe žaidimas bus. Su superherojais. Kaip Injustice, va. Jo. Nice, nu bet ne man. Aš tai, kai nesu tas Street Fighter, šitų fighting game'ų. Ai, nors prieš Matulę reikės tai žaisti tokį. Ir tai Matulis laimės neapsipraktiausias, aš jau platiną paėmęs. Pinėčia. Čia nereikia mano žaidimas tas. There are some outcomes that are uncertain, even to me. Reimano žaidimas, ne? Aš Reimano nežaidęs irgi su tai. Bet man, nu, tai palinksmas žaidimas, ale. Jis turėtų šiaip fun būt. Ypač iš tos pusės, kad jis yra labai mėgtas. Ir gan gerai, taip, PlayStation'as padaro tos žaidimus visus, kurie... Kaip juos pavadinti? Platformeriai, 3D platformeriai. Tai jis turėtų būti toksai kid-friendly fun game'as. The Glade of Dreams is in grave danger. Ant kop. Ai, kopas bus šitas.
Retold. Ai, tai čia bus kaip remasteris, ne? Tai jisai nebus full price tada. Remaster nebeleidžia full price. Nors remake'us būna paleidžia. Gal ir paleis. Evil juokas geriausias kol kas. Labai grindy. Or player co-op. Ne, čia Naruto? Ne, Naruto. Čia naujas, ne visiškas. Prequel. Prequel of a game net nežinau jau čia kurio. Deep Diver DLC. No. Cooking simulators? What, bro? Ir fishing simulators? What do you mean? Rancho de Chef, wishlist now. Ai bancho, ne rancho. Indų žaidimukas kažkoks, ne? Oi. Le, žinot kaip atrodo? Atrodo kaip Kena Bridges, tik padarytas labiau smooth ir kiečiau. Ai va, dar Kenos Bridges turėtų būti antra dalis paskelbta. Hei, šiaip nemeluosiu. Nežinau kas vyksta, bet kombatas atrodo visai sick. Wow. Ok, iš pradžių daug žiūriu, ta daina tokia, žinai, ten per miestą laksta. Toks, kur irgi neprioritizuosiu žaisti, žinai. Bet nėra, kad atrodo blogas. Replayer kopas, beje. Sarunto turėtų pasireikšti čia, ne? Atrodo visai fun. Žiūriu reklamas prieš blės. Rokai grinai. Jo, jeigu būtų pas plius žaidimas, tai sakyčiau all good, žinai. Bet tokį pirkti dabar. Imuri. Imuri. Turim laiko. O! Parodys gal gameplayaus biškį iš Lara? Oh. Halfway across the continent looking for you. Hard woman to track down. Well, you found me. Gerai. Ms. Croft, I hear. Pati pasilarint. Comes retrieval. You're the one to hire. This isn't about glory or money or making the world Lema, better. būtinai prieš šitą reikėtų sužaisti tą originalą, kad pamatytum kiek šūdas. Buried in centuries of silence. You don't strike me as someone who walks past a locked door without wondering what's behind it. Jau žinokit, Lara. There's a reason I can only trust you with this. Atrodo kaina... Tik čia. Drakonai. Ir tu bėgioji už panikai dar. Ir džiunglės. Bimbėnai. Gerai, pabūsiu visiškai atviras su jumis va šią sekundę. Jaučiu, žinokit, nepopuliari nuomonė, bet galvoju, kad Lara šitas žaidimas gali būti biškis smagesnis negu Wolverine'as. Assuming I've got a bad side. Gerai, gal nesmagesnis, bet geresnio vaibo. Make sense, ką pasakiau? Man atrodo, kai Aurimo films išeis. Link tą dieną. I like the Alisol. O kas čia Jurassic Parkas? What did you like about it? He's big and loud. Watch this. Oh, I think my favorite is the diplodoc. Sunku girdėt buvo.
Jurassic Parkas horror geimas. First person. Kai kuriems bus vandingas Lara Croft'ai, jo. Šiemet Tomb Raider turėjo vieną šiemet išleisti. Jaučiu atkėlę, žinok, matalį. Ei! Šiaip, va, su drakonais, su dinozaurais žaidimas toks biški creepy vibe. Man primintų, žinot ką, man primintų seną King Kongo žaidimą, kur ant PS2 buvo. Kur visai siksik. Gerai. The Lost Wild. Karolardo, užsirašyk šitą. Priminsim man po to, gerai? Norėjau sakyti Phantom, bet tai ne Phantom Blade'as, ne? Okay, Fast Intense Sports. Ai, tai čia pala Phantom Blade'as. Zero. Lemma, šito žaidimo man atrodo, kad nuo 25 metų pamačiau ir sakiau, kad baisiai cool. Bele kiek jau laukiam, atrodo, mes jo. Važiuok, kaip kietai. Na. Šitas tai bombastic turėtų būti irgi. Summer 2026. Jau paleidžia pre-orderius ir full game trailer. O to sužinosi pabaigą. That castle on the mountain. Hey, yo, kas čia? Musashi, I sense Genma. Prepare yourself. No ordinary Genma can move like that. I doubt this area was designed to welcome visitors. Hey, kinda looks sick. Castle's owner must be terribly cautious. Okay, visai nice atrodo. Shame yourself, child. Witness my might. If you live Vėl kopijuojam Sekirą in the big 2026. O čia tas bus Orishima. Oriyoshima. power that you have. In return. Onimusha, va, Onimusha. Jau rodėgi šitą. Onimusha. Gerai, gali dabar parodyti kokį lievą gėjimą, kad aš labai noriu sužinoti, kaip pasibaigia Braškės pregnancy. Are you okay? Are you okay? I'm okay, it's done. Let me see our... That's not my baby. O, bolys! Tell me I'm wrong. Please. Dabar esu santechnikas. You let me buy you that iPhone knowing this. Santechnikas išknyso mane. Goodbye. Ir tau pirkau iPhone'ą. I'm stuck! I can't move! Help! Gerai, aš prisipažinsiu, aš buvau pirmas, nes aš nusinčiau jiem šitą. Ir tada tai prasidėjo mūsų vaisių... Careful! Don't fall! The floor is wet! Look what you've done, you idiot. How am I supposed to tell my husband that I'm pregnant now? Kaip mes šakinėjom tarp šitų. Ei, čia Silent Hillas tasai. Naujas. Hey! Who's there? Silent Hill Lost in Water, ar kaip svadinas, pamiršau. Įmoniau. First person bus, ne? Where did you go, Simon? Reiškia, bus daug baisesnis. Something doesn't feel right. I'm sorry, Zoe? Zoe. What are you doing here? Jo, visą laiką Braškę tratina, pastebėjau irgi. Čia kaip atrodo biški. What the hell is that? There's more of them. Abale, aš žinau, kad mano temelė šitas. I'm so sorry. Pasakysiu, kad...
Žinokit, sakysiu. Gerai, man atrodo, kad kol kas, va taip, jeigu iš trailerio. Silent Hillas, Lara Croft, Wolverinas. Namko. We will storm from the sea and take the capital back from our enemy. So you're the next one? The one whose rear we'll have to cover? The people left behind back on the continent need something to hold on to. Maverikas Some bus. sort of symbol that inspires hope. We will be in visual range of the land battleship soon. Giant! It's a world of tanks. Enemy artillery intensifying. Garrett, where's Wings when you actually need him? All units return to base. Where are you going, Copter? Cover Tasha, Rex. Better. Cannon firing. We're gonna be wiped out. All aircraft. Asta buvau norėčiau pamatyti gameplay, negu šitą trailerį. You stay put, Joker One. Above you flies the Wings of Thieves. No harm will come to you. Hands to the sky, everyone! Naujas Need for Speed. Ama, žinok... Kaip tu pakilai? Blemba, dainų miksukas tai geras. O, girdi biški retro, 80s. Miami City buvo toks vaibas vienam ten. Biški, nebelosi, bet atrodo AI generated trailer. I'm sorry, kad užtruko. O, Delarianas! Hey, that's sick! Buvo per prieš paskutinį českas video. Kur darėm Back to Comic Con. Great take. Think we got it. Yep, roll playback. Stuntman Hollywood. Naujas IP, ne? Tai dabar, kai pabandžiau biškį racing game'ų, tai gal visai bairis. Toks atrodo, kur... O jeigu daryti stuntus reikia, gauti žvaigždutės už stuntą ir ten filmuoja Hollywoodas, tai visai nice. Tai gal suvalgyčiau. Šaika. Ill. Are you drunk or something? Do him up and show him out. But he's still weak, so be careful. What's going on? Save your ammo. Die, bastard. And you're tough. Surprisingly lively for someone who just came out of a coma. If you want to survive, you gotta hustle. Yo! You fell from the moon. I will help you, but you must not go there. I'll take my chances. Turns out I'm a lucky man. You'll find nothing there. Užblurna peris. Atkėlė. Ar netkėlė, ar tokia ir buvo? Dar ne, ne? Eik, tu našer, žinau, kaip šits. Oi, čia tas iš karto prie controller, ne, man atrodo? O, magavai, kad duodas Game of the Year. Nėra ką, Fisher, nėra ką. Controller resonant. It felt like an earthquake. Sakykit, ką norit, bet tarpsme, žiauriausias State of Plays, manau. Falling off a desk. Nežinau, kaip jum, bet žiauriausias State of Plays. The tiniest
tremor before the main event. Jesse. I know what they put you through. You never had a chance. Two days before the lockdown fell, an uncategorized resonance appeared in Manhattan. As things stand right now, Dylan, you're our only shot at survival. You are not FBC. You're not even fucking human. Turėtų būt gerai. The FBC locked me in that Atrodo, bent jau tikrai gerai. and forgot about me. Nežaidžiau aišku Control. It was a way out. Kada pusbrolis padovanojo ant Steam'o. Dar prieš man PlayStation'ą turim, bet taip ir nesužaidžiau. Kur Lara? Maratonas, šaika. Naujas DLC. Free to play. Darkness. Maratonas turim Lara. To see. The canvas, blank and vast. Jie buvo kažkaip jūsų maratoną. Jo, sakiau, kad paskelbs, kad free to play. Buvo kažkaip iš jūsų maratoną. Kaip jums žaidams? Pasakysiu savo top listą. Neužsirašiau gailą, bet aš pasakysiu savo top listuką. Do you crave endless life? Labas, Mr. Burkai. Praleidai visus geriausius žaidimus, žinok. Nu, aišku, jie dar ant galą, įdomu, ką parodys. Žinot, ką jie parodys ant galo? Taigi, šaikai, jie parodys fucking Intergalactic. Intergalactic. 100%. Now, let's take a look at what's coming soon to PlayStation Plus. Up first, a beloved fantasy world is finally coming to PlayStation for the first time. Final Fantasy. Ai, ne, kas čia? RuneScape'as į PlayStation Plusą. Jau matau, kaip esu Mira platiną pasiims per pirmą savaitę. Play solo or with friends as you explore Ashenfall, a beautiful, dangerous new frontier in the RuneScape universe. RuneScape on PS5 in 2026. Kinda crazy. Magic, melee, and ranged Aš niekad beje RuneScape'o nežaidęs. Nu, taip, esu pabandęs, bet niekada nebuvau žaidęs ten daugiau negu 2 valandas jaučiu. Build a home together, farm the land, and fish the water. Oi, ble. Tai ką, PlayStation? Pala, bet Fire Sprite'is ne tas. Akashima Island, haunted by dark stories. Our goal, confront the evil, corrupting paradise. Etas, su Jurassic Parku dar daug žaidimų buvo jau. Nebeatsimenu, kurį neatsakiau. Dėl čia atrodo kaip Far Cry'aus 3 panašaus tipažo, bent jau pradžia. Come on, let's get a photo together. Kas ten per emocija buvo to bičio? Išvaro 4 jaunuoliai. Į gamtą. Ir tada iš miško pasigirsta garsas. Išėjo pasiseksualizuoti du. Oh, you two haven't met yet, right? Sebastian. Tai bus belekoks plot twistas. Mėgs taip pasfluos, da? Ne, čia bus, pamatysi, čia bus toj action siaubo kažkas. Toj, kas man matai jau sėlina. Va, išėjo dabar puikiai proga jos užpult. Kas puls? Kas puls? Nate, are you out there? Ar čia lemtingas posūkis? Leidau, nemačiau veido. Kas ten per monstras buvo? Broski. Gore. Sex. Woman. Jungle. Which way? Steady the mind. We're gonna have to jump! There's rocks down there! Taika, visi Lara. Go!
Ai, bet čia pasirinkimų žaidimas bus. Tai čia naujas, gal The Dark Anthology, naujas žaidimas. Eiktų, na. Can you do what needs to be? Bakeris iš Resident Evil 7. Until Dawn 2. Brauski. Brauski. Taigi, belegas, na. Ne, šitas tema turėtų būti. Man labai patinka vaibas žaidimo. Kad toksai džunglėse kažką išvaro šaikytą tipo aliuko ir tada pyzė nebėr galviuko, žinai. Now we have one Vandens more efektai. game to show, Story game and zin. it is something Grafikos. special. This is a brand new title debuting with more than 20 minutes of uninterrupted gameplay. So 20 turn up the minučių? volume, sit back and enjoy. Intergalactic, jeigu parodai, tai einu tiesiog. Kelnes. Vėl? Ne, nesakyk, kad God of War'as. Netikiu. Aukštukai, ne, džiunglės vėl. Man patinka jau. Tu durnas, 20 minučių God of War dabar? Durnas, seneliumbai, taigi čia žiūri. Čia žiūri ir velikaina. Turėsiu, žinokit, man atrodo. Find your way home. You are free. Ne, dabar platiną reikės pabaigti Ragnaroko. O, vėl žmoną laidojam. Kaip manot, kada data? Nu gerai, datos nesužinosim. Rašys 28 ar 27 šaika. Spėjom, gesinam. Vapšė, Shadow Dropas. Shadow Dropas. Nesink pirma dalis tiesiog. La. Tai čia pirma dalis, remastered. Blet, imagine, God of War coming for PS5 Pro. Žmonos istorija dabar bus. Dabar būsim kosmose. Švei. Imagine dabar tasai Christopheris Judges buvo pas mus Comic-Con ir jis neprasispoilino, kad naujo žaidimą paleis va toj ant dienų. Nebent jis nežinojo, nebent čia bus Faye istorija. New game... What the fuck? Tai čia... Ne, God of War, čia God of... Tiksliau, wife of God of War. Yo. Biški Hellblade vaibas persida. God of Pussy čia, skip! War of Giants. Ne. Yeah, Santa Monica Cooking. Santa Monica Cooking. Dalis vieną ranką mažesnė, jo biški su dešinė dirbus. Tiksliai dirbu su dešinė mergaitė. O Jėzau. Koks smirdžius. Koks fainuolis. You know where I am?
Okay. Burned clothes. The pyre. It happened. They're starting on the path. It's just... I didn't get to Galima jumpint? Ar jinai čia jumpina prie sienos tik tai? Jo, galima jumpint! Net God of War'as nemoka pašokti, nebent peršok tarpą. Imagine, karo dievas ir negali šokinėti, jo žmona gali. This definitely isn't the light of Alfheim. Oh, what the fuck? Nu, tai istorijos laikas, tai prie šitų. Santa Monika. Turėtų būti vis tiek panašus vaibas, ne, jis praeitų God of War'ų. Galvoju. Paus gerai, tu nemoki truputėlį naudotis, ar kas tu yra? Tos jinai čia su stebuklais kovoja. Okei. Tiesiog more slash. Erinimai. Boom. Eik, gerai. Dabar jūs man pasakykit, kaip tai nėra, nesijaučia labiau smooth combatas negu Wolverino. Pas Wolverino finisheriai geri, bet kas turi tokį... Bet dabar Bondas turi visai gerą iš tikrųjų kombatą. Game of the Year, bet palauk, neaišku kurių, ar 28 ar 29. Aš net šiais metais tiem tikrai neapsimoka leist, ypač kai kita 6 išeis. Kažkoks weird game'as? Ne, normaliai yra. Jūs biškai adaptuokitės, nu. Tai pažinkit The Wife of God of War. 27 manot. Blemba, šiaip jeigu rodo 20 minučių pirmų gameplayaus, tai gali būti tikrai. Vėl, ble, sunkiausio. Kaip šitas vadinsis? Pala. Give me God of War, tai čia bus Give me God of Pussy. Now. Pažiūrėk, nu, kaip pro tarpus moka lyst. Deba. Nice, maladėts. Biški tokio, nežinau kodėl, bet tokio biški Fable vibe priduoda jinai. Tam pasaulį būdama ir už ją žaidžiant. Palaukit, Čaika, mes to matysim boss fight'ą. Visą laiką būna geriausias pardavimo faktorius God of War'e. Tai kad parodo prieš bossą, kaip kokį nors kovoja. Taigi toj trolį kokį kapos jinai. Jūs pamatysit, koks kombatas žiaurus. God of Kitchen. After Faye. Gal. Vat įdomu, ar jie laikysis God of War ir kažką pridės, ar bus tipo visiškai brand new. Wife of War. Goddess of War. Pala. Nes jau pakankamai žaidimų noriu. Yeah. Did you come from the Eagle Onslaught? Not the gates. The gateway is closed. Oi. Čia su titanais, tais visais. Taigi jinai pati yra titanas. Cool, ne? Vaibukas tai geras. Kai žiauriai yra drąsai iš... Tipo... Jie announcina... O, ne. Darė blogą. Pakavo. Jie announcina žaidimą parodami literaliai gameplayui. Geriausias dalyks. Ir kai gameplayus pats. Žinot ką, jinai jaučiu sutiks vėliau žaidime. Taigi Brokas sutiks 100%. Jis dirba.
Sutiksi Broką? Jo. Na, pažiūrėkės, nuki. Ne, šiaip žiauriai Hainai atrodo, nemeluosiu. Another mask. Oi, bratucha. Ramiau tu sutai šitaip smurto prieš moteris. You touch me again, and I swear, I will kill you. Would you like to see how hard it is to die here, Godly? I can show you. Tikstėjo, kaip tu gali numirti net 2 kartus? Epsis iš karto. The way is closed. There is no escape. I will handle that problem. You deal with Šiaip sexy bitches atrodo, nemeluosiu. Oi. Luna. Epic as always. Realiai, kaip tu gali mirti šitoj vietoje, ne? Mes net negalėsim numirti žaidime realiai. Taip, aš su Dubasina ar atsikelsim kiekvieną kartą ligoniniai? Okay. I think they're gone. Just be careful. Galvojau, kad čia kitas, žinokit. Fresh air. Oh, you're different. Aš spoilino žaidimą dabar, aš nenoriu, kad rodytų atrodo. Jeigu parodo kokį boss fightą dar ir užteks. Soundtrackas epic. Get ready. Ir kaip naujas skill atsirgia. Oi. Gaudžiai atraudė. Kai daugiau žiūrėt gauni ne game? Turėjome tipo... Nešnekėjo, reiškia, nesamdė judge'o dar. Ten, ką sakė prieš tai ten yra iš pirktų žaidimų gali būt paimti. Nice bait. Kubas kaip už šitą bus Atreusa. I think you should give her the sword. How do I know I can trust her? I'll give it back. I promise. Jack with us? Okay. Take it.
Gal tai nebus boss fighto nei vieno, please. Yes, please, boss fight. Okay, tipinis. Tipinis. Tuo bus va tai va lengvai. Galbūt pradėjo juos 3-4 trumpom. Ne, jinai irgi kieta, žinokit. Jeigu jiem pasiseks, krepšia. Jeigu šitas žaidimas jiem pasiseka, įsivaizduot, koks jiem pliusas yra. Jie tada gali daryti ir God of War'o, ir šitos Fate padalis. Ir taip žaist. Kas porą metų, kas kelis metus išleidžiamus tokį. Turi įdėsi moteris, ne, nieko nesakau. State of Play, ką tokį ramų. O, boss fightas, let me see. I will kill you. Don't make promises you can't keep, Gotham. O kur Hellbaras? Nespoilina Hellbaro. Tiek mažai gyvybių pražaidžia, tai jį easy žaidžia 100%. Šaika, kai tu žaidėjom sunkiausią modą, kai ten 8% HP iš nuo vieną hitą prarandi. Priekis. Aš dabar žiūriu ir galvoju, kad aš tą dargi Ragnaroką turiu pereiti. Ir tu žiūri visus kombo ir kaip man reikės kokios valandos geros, kad aš atsiminčiau tiesiog kaip fucking kovot reikės. Nes kai ten būni įpratęs tos mygtukus mešinti, tai ilgai nepažaidai, po to iš naujo reikia priprasti, ypač kai jų daug ir kai tu žaidai ant sunkiausio maudo. Nenoriu pagalvot. Dabar išliko ir Laufey? What the fuck is Laufey? Kaip jums dabar papasakot, ant kiek ahuena šitas buvo? Jo, tai 26 Rezonantas, Wolverinas, tokonas nesvarbu. Laufey dar in development, tai net nėra datos. Tai žinokit, spėjai 28. Nu jo, pirmadienis, va tai va stipriai susidėjo ir kaip pagalvoju už... Fucking hell, už 4 dienų. 3 jau. Už 3 dienų dar bus Summer Game Festas. Prasme, Summer Game Festas reiškia, kad ten bus 3 valandos žaidimų pristatymų. Jūs suvokėt savo prumut? Kad mes žiūrime tos žaidimus ir mes suprantam, kad 90% tų netgi, kurių norėsim pažaisti, mes tiesiog neturėsim gyvenime laiko pažaisti jūs. Nečiart. Žmonės vis tiek rašo L. Keistoliai žmonės yra. Toks jausmas, kad jie gimsta ir biški su defektus smegenyse.